Liepos 28 dieną Seinijoje lankėsi Suk į dešinę dviračių žygio dalyviai, Lietuvos premjero Andriaus Kubiliaus vadovaujami Lietuvos konservatorių partijos nariai. Svečiai padėjo gėlių ant Lietuvos savanorių kapų Bersniko kapinėse, aplankė Seinų Žiburio mokyklą bei vyskupo Antano Baranausko paminklą. Važiuodami į Punską, Vidugiriuose susitiko su apylinkės kaimų gyventojais, Pristavonyse Dariaus Radzevičiaus sodyboje atidengė Lietuvos vardo 1000-mečiui skirtą skulptūrą. Sustoję prieš paskutinį kartą, svečiai prie kovo 11-osios paminklo kampuočiuose padėjo gėlių, pabendravo su susirinkusiais ūkininkais ir jų šeimomis. Labai malonu, kad suspėjom su lietuviškais pavadinimais mūsų savivaldybėje. Matėt, yra ir lenkų ir lietuvių kalba. Ir pirmas kaimas Karkiškės, antras Deviatiškės, Vidugiriai trečias, kur sutiko tos žalios lentos su lietuviškais pavadinimais. Ačiū, kad ir pro Seinus pravažiavot, pamatėt irgi istorinę vietą, mums labai svarbią. O toliau važiuosim link Punsko, link Lenkijos lietuvių sostinės. Gero jums pobūvio, o dabar dar keli žodžius tars mokyklos, Vidugirių mokyklos direktorė. Prašom, Irutė. Labą dieną. Visų čia susirinkusių vardu nuoširdžiai sveikinu jūs, gerbiamas premjere, kad apsilankėte mūsų kaimelyje. Ir šią progą aš norėčiau įteikti jums tokią kuklę dovanėlę. Oi, ačiū labai. Ir rasite dar ten ir nuotraukas. Svečiai keliavo, ar gerą kelią, svečiai keliavo, ar nesutiko vilko ant kelio, ar nesutiko vilko ant kelio, ar gerą kelią, svečiai keliavo, ar gerą kelią. Bendra tautiečiai, iš tikrųjų, nežinau, ar galim taip sakyti, kad Lietuva čia atvažiavo. Man atrodo, Lietuva iš čia niekad nepasitraukė, čia tos sienos kažkur tai čia šiek tiek klaidžio, kokios tai valdžios tenai sostinėse šiek tiek būna kitokios. Bet tai, ką mes matom Lietuvą, labai gražią Lietuvos dalį. Ir iš tikrųjų džiaugiamės. Džiaugiamės ir tą gamtą, ir ypač žmonėm, jumis, kuriuos čia matom, kuriuos sutinkam ir kur matom labai daug draugų nuo pat, nežinau nuo kada, nuo Sąjūdžio laikų. Joną Vaičiulį, Ireną Gasparavičiūtę, Viršaitį, kai kurios draugus iš čia, reiškia, sutikom Kalifornijoje, Aloizą Pečiulį, reiškia, ir visą šeimą, tai džiaugiamės irgi. Ir iš ties, tokių kelionių metu, mes jau taip 8 metai važiuojam ir kiekvieną kartą vis bandom kitą Lietuvos kampą paliesti, tai pamatom daug to, ko mes Lietuvoje turime kaip didžiausio turto. Tai visų pirma, puikių žmonių ir puikios gamtos. Štai matau, reiškia, Edmundą Pupinį, Seimo narį, kaimo reikalų komiteto pirmininką. Tai noriu dar pristatyti. Vytą Matuzą irgi Seimo narį, biudžeto komiteto vicepirmininką ir visą krūvą jo anūkų čia. Jeigu Vidugirių mokyklai trūks pinigų, tai Vytas iš karto, Edmundas kaip asamblėjos su Lenkija narys, tai irgi čia turėtų pasirūpinti. Taip, Donatas Jankauskas, tik tapęs ministro socialinių reikalų. Justiną Urbonavičių dar turim Seimo narį, miškininką, kuris čia į Vidugirius važiavo Vadminę pagal pavadinimą, galvodamas, kad čia gyriose kažkaip kaip buvo gyri. Europos parlamento narė, matot, kokių turim jaunų. Viena iš jauniausių Europos parlamento narių, gal ir jūs balsavot kas nors už ją čia dabar per rinkimus. Ir mūsų grupė tokia jau beveik tarptautinė tampa, beveik kaip Tour de France, mes čia jau turim visko, dar turim ir 2 mūsų draugus iš Vokietijos. Lydija Peteris ten, jau moka lietuviškai beveik tai. Tai tikrai smagu. Kitais metais prašom
panelės ir berniokai su mumis kartu minti. Taip, dviračiais mokysimės dar daugiau dainų, o dabar tikrai ačiū labai. Pataikėm tokią progą, kai jūs taip gražiai pažymite Lietuvos tūkstantmečio vardo, Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą. Tai išties smagu jaustis visada, kad esi vienas iš tos mūsų, kad ir nelabai didelės, bet labai šaunios tautos. Labai smagu, kad jūs išsaugot ir išlaikot lietuvybę, nepaisant visų istorijos permainų.